Sveiki. Šiandien noriu pristatyti jau paskutinį šių metų Avon katalogą, tai yra gruodžio mėnesio šventinį katalogą, kuriame yra keletas, tokių įdomesnių naujienų. Nepasakyčiau, kad jų yra beprotiškai daug, bet, turime naują visiškai šventinę dekoratyvinės kosmetikos kolekciją, kurią aš labai jums noriu parodyti ir kuri mane pačią labai džiugina. Ir keletą kitų dalykėlių. Tai ir pradėkim. Pirmiausia, ir pradėsim nuo tos dekoratyvinės kosmetikos, nes tai yra šio, kaip katalogo viršelio jau naujiena ir pačiuose pirmuose puslapiuose mes ir turime tai, kas labiausiai mane džiugina, tai yra vokų šešėlių paletė Dream to Shine. Ir tai yra labai ryški, labai šventinė tokia tikrai ekstra šešėlių paletė ir čia yra 12 spalvų. Tai štai aš ją čia ir turiu. Štai taip atrodo pati paletė. Jinai yra tokioje kartoninėje pakuotėje, užsiveria su gumele, užsitvirtina. Ta pakuotė tai tokia, sakyčiau, pakankamai pigi, bet tai sumažina ir pačios paletės kainą. Spalvos yra tokios ganėtinai nekasdieniškos ir daugelis galbūt nedrįstų investuoti į tokią paletę ir tokias spalvas, ypatingai tos merginos, kurios šiek tiek mažiau dažosi. Ir ypatingai, jeigu jinai kainuotų didesnius pinigus, tai turbūt, ne kiekviena drįstų nusipirkti tokią. Tai visai protinga yra ta pakuotė tokia truputėlį pigesnė, kas sumažina pačios paletės kainą. Jinai kainuoja tik 12,99, kas yra tikrai labai mažai, nes čia yra 12 spalvų, tai vis tik tai gaunasi, kad už vieną spalvytę mes mokam praktiškai po eurą. Tai yra, tikrai nedidelė kaina. Ir pakalbėkime apie jų kokybę. Spalvos, kaip matom, labai ryškios. Bet yra ir keletas tokių labiau pritaikomų kasdienai, bet kokybė. Tai yra, man atrodo, pati geriausia iki šiol Avon paletė, pranokosi mano lūkesčius. Tuoj aš visus tuos atspalvius pabandysiu ant rankos jums papiešti ir parodyti, kaip tos spalvos atrodo. Tai pasižiūrim, pirmiausia, pradėkime nuo viršutinės eilutės visas tas spalvas. Ir pirmoji tai yra tokia aukso spalva, tokia garstyčių galbūt spalva. Žiūrėkim, va štai čia aš papiešiu. Štai. Wow. Matot, tepasi kaip sviestas, ypatingai gerai. Toliau kita yra tokia matinė ruda, tokia gan šalto atspalvio ruda spalva. Irgi, kaip matiniai, sakyčiau, pigmentacija gera. Toliau turime tokią šviesesnę geltoną spalvą, irgi kaip aukso tokia šiek tiek blizgia spalva. Ir tepame ją čia. Taip, ir paskutinė šioje eilutėje yra tokia mano mėgstamiausia šios paletės turbūt spalva. Tai yra toksai blizgutis, toks šviesus blizgutis, kuris ant bet kurios kitos spalvos užtepus atrodo neįtikėtinai gražiai. Toks kaip viršutinis sluoksnis. Viena irgi, matot, labai pigmentuota ir graži spalva, bet ir ant kitų spalvų atrodo puikiai. Dabar aš truputėlį pirštus pavalysiu, kad nesumaišyčiau spalvų. Ir pereinam prie antrosios eilutės. Ir čia jau prasideda ryškios spalvas. Pirmoji tai yra tokia fuksijos ryški rožinė fuksijos spalva. Ir wow. Matot? Neįtikėtina. Toliau sekanti violetinė. Neturiu ką prikišti. Ta prasme, tikrai kokybė atitinka aukštos klasės šešėlius.
Toliau turim tokią miksuotą spalvą, va čia baltas tokia žydra, matot, aš sumaliau viską viename ir ką mes gaunam, tai tokį va šviesų žydrą atspalvį. Štai toks, šitas, jo, sakyčiau, mažiausias pigmentacijos, dar truputėlį patepkim, pažiūrėkim. Toks truputėlį primena kreidą. Šis atspalvis, galbūt dėl to, kad daug tos baltos viduje yra. Toliau paskutinė šioje eilutėje krašte yra tokia ryški nakties mėlyna spalva. Wow. Nu, be proto gražios spalvos, tikrai. Wow. Taip, toliau pabandysiu kaip nors sutilpti iki laikrodžio, tik nuvalysiu šias ryškias spalvas savo nuo pirštų. Net nelabai žinau, ar nusivalyti. Taip, ir paskutinė eilutė yra jau tokios truputėlį ne tokios ryškios, bet tamsios spalvas. Pirmoji tai yra tamsiai mėlyna, bet tokia su pilka. Ne, kaip tamsiai pilka, pilkai mėlyna. Jinai yra matinė. Štai. Antroji yra sidabro tokio. Jo, sidabrinis blizgutis. Matosi vėlgi, kad pigmentacija, wow, superinė. Ir nusiimsiu laikrodį, kad sutilpčiau, nes noriu parodyti visas vieną šalia kitos tas spalvas. Toliau turime beproto gražią antrą mano mėgstamiausią šios paletės spalvą, tai yra smaragdo tokia žalia. Wow. Na ir paskutinė juoda. Juoda, na, tokia tarp labai tamsiai pilkos ir juodos, gal taip sakyčiau, nėra visai juoda, bet, na, tokia tamsi matinė spalva. Numatot, kai visas tas spalvas vieną prie kitos, tai galime pasiekti, na, tikrai įspūdingų derinių su šita paletė. Galima ir kažką, matot, tokio švelnesnio kurti, kas mėgsta, bet vis tik tai, jeigu pirkti šią paletę, tai aš ją pirkčiau dėl tų ryškių atspalvių. Ta prasme, šita man labai patinka blizgi, tada rožinė, violetinė, ta tokia mėlyna, sidabrinė, žalia. Wow. Nuostabi paletė ir tik už 12,99. Tai, nu super. Dabar aš nusivalysiu ranką ir pereisiu prie kitų naujovių, nes reikės toliau šiek tiek papaišyti. Toliau šio puslapio apačioje turime dar vieną tokią naujovę. Naują spalvą, sakykime, ne visai naujovę, tai yra Delightful Fall Flash tušo, tai yra dirbtinių blakstienų įvaizdį kuriančio tušo spalva Navy. Tai yra toks ganėtinai, štai taip atrodo pačio tušo pakuotė, ganėtinai tamsus mėlynas atspalvis, matote. Na, tikrai nėra labai ryškus, tinkamas kasdieniai, kas mėgsta paryškinti blakstienas truputėlį kitokią spalvą. Na ir kalbant apie patį šepetėlį, tai šepetėlis yra toksai viduje šiek tiek įgaubtas, bet tai yra, na, nesilikoninis, o šerelių toksai šepetėlis ir jis yra labai platus, labai toks didelis prie akies, vat, matot. Ir pačio tušo konsistencija yra tokia ganėtinai sausa, palyginti su kitais tušais, jis toksai, na, atrodo sausesnis, bet labai tas blakstienas patankina, ne tiek jas atskiria, kiek štankina, bet nėra, kad suklijuotų labai irgi, na, toks kitoks, negu aš esu įpratusi, sakyčiau, tušas, ir man jis tikrai patiko. Dėl mėlyna ta spalva tokia irgi ganėtinai pritaikoma, nėra per daug ryški, tai manau, kad kasdienai galima tikrai jį nešioti. Ir jo kaina yra 7,49 šitam kataloge. Toliau verčiam puslapį į priekį ir turime tolesnės kolekcijos naujoves. Ir čia yra mūsų seni mylimi pamėgti Glimmerstick akių pieštukai. Ir turime naujus atspalvius, 5 iš viso. Būtent susijusius su šia kolekcija ir tie atspalviai būtų tokie.
Du matiniai. Matot, kokios spalvos, tai yra violetinė ir tokia slyvinė, gal sakykime, jo, Imperial Plum, taip ir vadinasi, slyvinė ir rožinė. Tai aš jums papiešiu. Jie yra ypatingai kreminiai, labai lengvai tepasi. Gal platesnė truputėlį. Štai, kad matytumėm spalvą. Taip pat lengvai ir galima juos lieti ir naudoti panašiai kaip šešėlį. Tai rožinė tokia. Sakyčiau, nors jinai priskiriama prie matinių, bet turi savy kažkokią tai lengvo tokio blizgučio. Kaip jį vadinasi, ar pasakiau, Cosmic Obsession. Na ir tada trys atspalviai blizgus. Ir čia mes turime Magic Wishes. Štai toks žydras atspalvis. Toks labai žiemiškas. Ir šis, spalva tokia labai įdomi, jinai atrodo, lyg būtų visiškai matinė, bet joje yra pavienių tokių blizgučių. Taip, gal aš sakyčiau, nėra daug to blizgučio. Toliau turime Stargazing, tokia tarp rožinės ir truputėlį aukso spalvos. Jinai, manau, tiktų labai ryškinti ne viršutinių blakstienų linijai, o vadinamai vandens linijai, va čia apačioje prie pat akies obuolio. Na ir paskutinė, tai yra Stardust. Tokia labai šviesi, labai šviesi rožinė spalva. Štai tokia. Na, pieštukai tinkami kurti patys iš savęs kažkokį tai makiažą, net nenaudojant šešėlių, galima kažką įdomaus su jais sukomponuoti. Tai tokios tos spalvos labai lengvai tepasi, kaip matėt. Kaina kiekviena yra po 4,49. Ir toliau pereinam prie paskutinių šios kolekcijos naujienų, tai meluoju, prie, sakykime, veido kolekcijos naujienų ir turime tokius blizgus pieštukus. Tai yra, kaip highlighteriai tokie pieštuko formos. Ir jie yra tokie mažučiai, tai parodysiu. Štai. Mažučiai, 3 atspalviai. Ir pradėkime galbūt nuo pačio šviesiausio, kuris vadinasi Crystal Pink. Na ir jis išsisuka, štai šitaip matom. Galiu parodyti, kiek jo čia yra. Matot, tikrai dar sukasi, vat daug yra, tai užteks ilgam. Ir dabar papiešiu galbūt štai čia, kur nors. Na, neįtin gerai čia mums matosi. Palaukit dar truputėlį, pabandykim, nes vis tik tai tamsu. Na va, matot. Jis turi tokio blizgumo. Na, tai kaip ir yra, žinot, highlighterio pieštukas, bet labai sunku perteikti kameroje tą vaizdą, kaip iš tiesų jisai atrodo ta spalva. Na, matot, joje yra tokių gan stambių blizgučių. Kad ta konsistencija jis nėra toks visai homogeniškas, vientisas highlighteris, o jame yra, spalvinė ta bazė ir viduj tokių gan stambių blizgučių. Na, toliau spalva kita yra Galactic Gold. Neparodžiau ant to, nes ten buvo jau nukritęs, bet yra toksai apsauginis kamštelis, kurį mes nuimame. Na ir tada jau turime tą spalvą. Pabandom šalia. Na taip, tas turėjo tokį ružavesnį šiek tiek atspalvį, šitas matot daugiau geltonesnį aukso atspalvį. Ir va, čia gerai dabar matosi, kad viduje yra tie blizgučiai. Beje, dabar aš savo skruostikaulių viršų, matot, kaip vat blizga, būtent ir esu pasidažiusi su tuo pačiu šviesiausiu pirmuoju atspalviu. Na ir,
Na ir paskutinė spalva yra Cosmic Bronze ir ši jau yra tokia tamsi ruda spalva. Jis kaip blizgesio suteikiantis pieštukas arba highlighteris tiktų tamsaus gymio, na, netgi ne tamsaus gymio, jau tamsios grinai odos merginoms, moteriams. O aš jį naudojau kaip kontūravimo priemonę. Arba, na, bronzerį. Tuoj pasižiūrėsim, kaip atrodo. Va. Štai tokios jisai yra spalvos. Na, jau toks tikrai tamsus. Vėlgi, matot, yra to blizgučio viduje. Va, kaip gerai matosi dabar visos 3 spalvos. Na ir šitą tamsę aš vėlgi šiandien naudojau, ryškinau grinai skruostikaulio tą įdubimą, kad truputėlį pakontūruoti tą veidą. Tai manau, tam jis irgi labai tinkamas, nes jie tikrai labai lengvai išsisklaido. Tai yra užtepam, pasiemam kažkokį tai šraitelį arba net ir pirštais išsklaidom ir viskas labai gražiai ir tolygiai pasidengia. Jų kaina yra po 6,89. Labai faini tikrai pieštukai. Na ir kita ne visai tokia naujiena, tai yra lūpų dažai kartu prie šios kolekcijos. Atsiprašau, labai nosinėžti. Kartu prie šios kolekcijos yra praėjusių metų tokia naujiena, tai buvo žėrintis lūpų dažai Ultra. Ir dabar vėl juos primena apie juos kartu su šia kolekcija. Ir mes galim pasižiūrėti visus atspalvius ir prisiminti lygiai taip pat, kokie jie yra. Jų berods yra 10, jeigu aš gerai prisimenu. Na ir pabandykim pasipaišyti ir pasižiūrėti. Pirmąjį, kurį paėmiau, tai yra Rosy Lumos. Štai. Netaip gerai matosi, kad tai yra blizgus, kol nepatepsim, bet paskui pamatysim, dar pamiršau parodyti, kad pati pakuotė irgi yra tokia blizgi. Na ir kur nors čia gal tepam ir žiūrim. Rosy Lumos. Oi, kaip čia dabar. O, va, matosi, kad jie yra žėrintis tokie. Jo savyje turi daug šviesą atspindinčių dalelių. Toliau, sekantis spalva Violet Sparks. Ši yra tokia labai šalto atspalvio gan. Tas blizgutis labai toks šaltas. Toliau, sekanti Springblink, ypatingai ryški, pavasariška tokia. Wow. Matot, ir tas žėrėjimas tikrai labai įspūdingas. Toliau Amber Embers, dar viena ryški spalva, tokia ugninė, šilto atspalvio spalva. Man tokios labai patinka. Man atrodo, kad man jos tinka. Toliau turime Stellar Magenta. Tokia nerožinė, ryškiai rožinė spalva. Taip reiktų gal skaityti su violetiniu, tokia jau su violetiniu atspalviu. Toliau Ruby Glitz bus raudonas atspalvis, šventinė raudona, tokia plytinė raudona, savo pupustoniais. Toliau Razzle Dazzle, dar viena raudona, bet čia jau tokia labiau vyno raudona. Matot, kaip gražiai blizga. Na ir liko 3 tokios nude labiau spalvos, galima taip sakyti, Latte Glimmer. Tamsi tokia gan rusva, ruda spalva. Toliau Copper Sparkle, tai ir bus varinė. Tas, tokia jo. Varinė spalva, na ir paskutinė belikusi mums, pati šviesiausia Bronze Glow. Štai tokia šviesi, šiek tiek peršviečiama spalvytė.
Na tai va visi atspalviai tikrai tinkami šventėms, tas toks blizgesys gana nekasdieniškas. Ir šių lūpdažių kaina kataloge yra 6,69. Tai jau pat perėsime prie sekančių naujovių, bet norėčiau tokį trumpą pastebėjimą. Bandžiau ką tik valydama lūpų dažus nuo rankos nuvalyti šiuos pieštukus miceliniu vandeniu. Ir kaip matote, rezultatas yra niekinis, praktiškai jokio, o treiniau tikrai labai stipriai. Taip, kad jie yra ir labai patvarus ir nuvalomi, tik tai bus jau specialiu makiažo valikliu, atleiskite. Vėliau 10 puslapį turime dar vieną tokią naujieną, labai tinkamą šiaip dovanoti, tai yra makiažo šepetėlių rinkinys, tokioje vat įdomioje tašytėje, nežinau kaip čia pavadinti, blizgioj tokioj. Mes atsiveria knopkutę, atsidarom ir turim va štai tokią šepetėliams skirtą laikyti tašytę. Ir pasižiūrėkim, kokiegi čia yra tie šepetėliai. Pirmasis yra 107, tai yra toksai įkirstas, minkštas teptukas skirtas, šepetėlis skirtas veido kontūravimui. Skaistalams gali būti bronzeriui. Toliau numeris 106 yra apvalus pudros šepetėlis. Nėra labai jisai didelis, gali būti naudojamas arba visam veidui pudruoti, arba galima ir skaistalams. Toliau sekantis numeris 102, tai yra toks, kaip čia išsireikšti, plokščias, žodžiu, toksai plokščių paviršium šepetėlis, kuris yra skirtas makiažo pagrindui į veidą įmasažuoti, skystam makiažo pagrindui. Toliau sekantis šepetėlis, kurį čia turime, tai yra antakių šepetėlis. Viename turime šukavimąją galiuką, o kitame turime priemonėms kažkokiams tai tepti. Ar tai būtų šešėlis, ar tai būtų gelis kažkoks keistas, tinka ir tam, ir tam. Toliau sekantis šepetėlis yra vokų šešėlių. Šis galbūt nėra mano mėgstamiausias, bet taip, mes turime kempinėlę viename gale. Ir tokį plokščią pakankamai standų šepetėlį šešėlių aplikavimui ant voko. Oi, dabar negaliu įdėti, to jau. Taip. Na ir paskutinis čia esantis, tai yra, kaip negražiai užsirenkia, tai yra lūpų arba akių, gali būti šepetėlis, bet labiau lūpoms, tai yra šitoj pusėje tikrai antgalis jau toksai lūpų dažams tepti, o kitoje pusėje yra, bet šiuo atveju truputėlį brokuotas, susilankstęs, matote? Gal pabandysiu jį vėliau ištiesinti su vandeniu. Tai yra toksai labai smailas šepetėlis skirtas arba lūpoms apvedinėti, arba galima su juo ir tą strėlytę virš blakstienų piešti. Taip, tai tokie šepetėliai įeina. Man šitam rinkiniai trūksta vieno labai svarbaus, tai yra šešėlių sklaidimo teptuko. Tai yra vienas, must have. Bet šiaip rinkinys yra labai geras, ypatingai dėl savo kainos, nes su šiuo dėklu mes gaunam 6 makiažo teptukus už 20,99. Tai reikštų, kad vienas tas šepetėlis kainuoja apie 3 eurus, ar ne? 3x6 ir dar už pačią šitą, kai įprastai jų kaina yra tarp 6 ir 8 eurų, 8-9 eurų vieno to šepetėlio. Tai yra puikia investicija tiek savo, tiek ir kažkam padovanoti. Tai labai faina naujovė. O toliau pereinam prie nagų lakų, turime keletą naujų nagų lakų atspalvių. Na ir pirmiausia, tai turime
visiškai naują Dream to Shine kolekciją visą. Tai yra 5 skirtingi atspalviai, būtent, jau dedikuoti šitai kolekcijai. Pirmasis atspalvis yra Beaming Moon ir tai yra tokia sidabro, baltai sidabrinė spalva, gal labiau netgi balta, ir tai prieisiu arčiau, kad parodyčiau jums, jinai yra tokia, matot, blizgutis vidui ir pats paviršius lako yra toks grublėtas. Jis nėra, kaip čia pasakyti, nėra lygus, jis toks kaip būtų cukrus, kaip, nežinau net kaip išsireikšti, bet toks grublėtas paviršius. Toliau sekantis labai panašus atspalvis, bet vos tamsesnis yra Silver Solstice ir čia jau yra tokia labiau tikra sidabrinė su pilka ir kaip atrodo, matot, kaip atrodo buteliuke ir kaip atrodo ant pavyzdėlio ir visus pavyzdėlius aš lakavau 2 nagų lako sluoksniais, kas mano nuomonė yra optimalu. Nes 3 tai jau labai ilgai užtrunka, labai ilgai džiūna, o 2 yra pats tas, tam, kad gautume ir padengimą gerą ir greitai atliktume tą manikiūrą. Matot, ir tas paviršius toks nelygus, labai gerai matosi. To blizgesio tiesa yra mažiau negu atrodo buteliuke. Dabar mes turime čia spalvą Raven Sparkle ir buteliuke atrodo, kad jis bus ypatingai blizgus tas lakas. Matot, man truputėlį jau trūksta to blizgučio, nes užlakavus ant pavyzdėlio labiau išryškėja pati tekstūra, bet blizgučio nėra tiek ir daug, ar ne? Matot? Tai čia pagal skonį. Toliau turime tokią aukso geltoną spalvą, kuri vadinasi Constellations. Vėlgi, buteliuke atrodo šiek tiek ryškesnė, sodresnė. O štai čia tokia, matosi tas groblėtumas. Atleiskit fone, jeigu girdit, kad verkia mano vaikas, tai jis yra su tėčiu, jam viskas gerai. Ir sekantis, paskutinis šios kolekcijos lakas, tai yra Cosmic Kiss ir tai yra tokia violetinė. Buteliuke labiau atrodo violetinė, o šiaip tai rožinė tokia spalva. Irgi vėl gerai matosi, kiek yra to blizgučio ir kiek yra tekstūros. Tai šita nauja kolekcija. Toliau mes turime dar 5 atspalvius iš mano mėgstamiausių nagų lakų, tai yra 60 Second lakai, kurie išdžiūna per 60 sekundžių. Ir iš tikrųjų man jie būtent taip greit ir išdžiūna, aš nemeluoju. Ir štai tokios yra tos naujos spalvos. Pirmoji tai yra visiškai tokia balta ir tai yra Clear Mind. Dabar čia šių atspalvių, ypatingai šitos baltos, aš tepiau 2 sluoksnius, bet tokius storus 2 sluoksnius. Jeigu tepti plonai, visų pirma, tai nelabai išeina, nes jie labai greit džiūna ir reikia labai greitai ant nago skirstyti, kad nespėtų uždžiūti, nespėjus užtepti. O kitas dalykas, truputėlį to padengimo ryškumo gal ir trūksta, būtent kalbant apie šią baltą spalvą. Toliau sekanti yra Serenity in Me, tokia labai įdomi, žydra vandens tokia spalva. Žydra, jinai turi tokio žalumo savyje. Žydra, bet su žaliu kažkokiu tai atspalviu, nėra tokia tikra žydra. Toliau turime rožinę Love, tiesiog Love, berods. Ryški rožinė spalva. Toliau mano mėgstamiausios 2, paskutinės tai yra Silver Signs, labai graži sidabrinė spalva ir ši jau matot priešingai nebuvo tos spalvos, jų paviršius yra lygus. Ir, toksai kaip metalo efektas. Ir paskutinė spalva yra Peace, yes. Taika ir yra labai graži, tamsi, sodri, mėlyna spalva. Blizgučio nėra baisiai daug, nors atrodo vėlgi buteliuke, kad bus daugiau, bet šiaip tai tokia ganėtinai prigesintas tas blizgutis. Tai labai fainos spalvos, aš sakau, labai mėgstu tuos 60 sekundžių būtent lakus, jie yra mano patys mėgstamiausi favoritai tikrai ir ne tik apskritai kaip Avon favoritai, bet iš visų paprastų lakų, ne gelinių kalbant,
Tai yra mano favoritai. Na ir šių nagų lakų kainos yra po 3,79. Toliau keliaujam, pabaigiam jau su dekoratyvinė kosmetika ir keliaujam prie kitų kosmetikos naujovių. Ir ką mes turime čia, tai turime rankų kremukus ir vonios putas. Rankų kremukus aš jums jau rodžiau lapkričio mėnesio naujovėse, o dabar parodysiu vonios putas. Na ir pirmosios yra Raspberry and Cassis, tai yra avietės ir serbentai berods. Ir taip, jų talpa yra 250 ml, tokios bombikės, apvalios pakuotės. 250 ml nėra taip mažai, kaip atrodo. Atrodo, va tas burbuliukas, kas čia yra, bet jo užtenka maždaug, mano nuomonė, apie 5-6 kartam ir tikrai tos putos yra pakankamai tokios galingos. Jų nereikia daug, kad pasidarytų daug putų vonioje. Na ir tas kvapas yra ne pirmą kartą man jaučiamas, jis buvo ir pernai, man atrodo, ir užpernai, jį vis išleidžia skirtingais įpakavimais, skirtingai apipavidalinta ir tai yra toksai uoginis, žieminis uoginis kvapas. Toliau sekantis kvapas yra Apple Pie. Tokiai žalioj pakuotėj. Na, jis nekvepia kaip obuolių pyragas. Jis kvepia obuolių saldainiais, rūgščiais, su truputėliu vanilės ar kažkokio tai cinamono. Va taip maždaug. Na ir paskutinis trečias tai yra Malt Spice. Ui, iki šaunosi. Na ir tai yra toksai karšto vyno kvapas, vyno prieskonių tų gvazdikėlių. Truputėlis cinamono. Galbūt anyžio, šiek tiek, na toksai labai žiemiškas ir ganėtinai gaivus toks truputėlį turintis rūgštelės kvapas. Na ir kainos jų yra juokingai mažos. Tai yra įsigijus bet kurį gaminį iš katalogo, rankų kremai, kurie čia yra pavaizduoti 30 ml būtų tik po 99 centus, o vonios putos bet kurios po €99. Rinkinys vonios putų ir rankų kremo, va toksai va kaip dovanėlė, ne, kainuotų 2,89. Toliau, sekančios dovanos, štai šių rinkinių aš jums neparodžiau praeitą kartą. Tai yra dekoratyvinės kosmetikos dovanų rinkiniai, tokiuose gražiuose raudonuose maišeliuose. Štai taip atrodo tas maišelis, tokie medžiaginiai, daugkartinio naudojimo, pakankamai malonūs lietimai. Na ir viduje, būtent šio rinkinio mes turime lūpų dažus. Tai yra drėkinantis matiniai lūpų dažai Hydra Pink. Tai yra tokio rožinio gražaus atspalvio. Ir matome, jų viduje yra hialurono rūgšties tokia širdis, kuri užtikrina lūpų drėkinimą. Nepaisant to, kad tai yra matiniai lūpų dažai, jie bus tikrai labai drėkinantis ir lūpoms draugiški. Na ir turime lūpų pieštuką. Jis vadinasi In the Moment. Ir tai yra rožinis. Taip, priderintas lūpų pieštukas prie tų lūpų dažų. Pieštukai šitie išsukami, jų nereikia drožti, jie yra labai kreminiai, lengvai tepasi. Na ir puikiai dera su tais lūpų dažais. Tai toks rinkinukas tokiam dovanų maišelyje po eglute padėjus ir gražiai atrodo ir tikrai kažką maloniai galėtų nustebinti. Tai jo kaina yra 11,99. Taip pat yra kitas variantas, tai būtų raudonų lūpų dažų Siren Red, tai būtų tokia spalva ir lūpų pieštuko. Toliau sekantis dovanų rinkinys,
man atrodo, aš jums dar jo nerodžiau, iš Clear Skin linijos veido priežiūros gaminiai. Clear Skin linija yra skirta problemiškai veido odai, riebiai, linkusiai į spuogus, inkštirus. Na ir čia turime tokį rinkinuką dviejų gaminių. Tai yra tokia kaukė, nulupama kaukytė, kurią mes aplikuojame tose vietose veido, kurios yra riebios ir yra inkštirų. Tai iš esmės būtent ant nosies, čia šonuose nosies, ant nosies sparnelių, galbūt galima ant smakro. Na ir leidžiame išdžiūti ir paskui palengva nuplešame ir išvalome, žodžiu, visas tas poras ir visus nešvarumus. Toliau turime vėlgi tokią inkštirus, žodžiu, valančią, giliai veido odą valančią kaukę su ramunėlių ekstraktu. Ir taip, jų kaina yra šio rinkinio 12,99. Tai tinkama ne tik jauniems, šiaip Clear Skin linija yra labai mėgstama jaunimo, paauglių ypatingai, būtent dėl to gydomojo poveikio riebiai veido odai, tačiau tinka ir vyresnio amžiaus moteriams, kurios turi problematišką veido odą. Tęsiam toliau ir pereinam prie rožinio kaspino gaminių. Rožinio kaspino gaminiai tai yra gaminiai, už kuriuos gautas pelnas yra skiriamas fondui padedančiam moteriams kovoti su krūties vėžiu. Tai yra labai, ta tokia, kaip čia pasakyti, prasminga investicija. Aš dabar kaip tik dėviu auskariukus, kurie jau buvo anksčiau rožinio kaspino išleisti. Tai yra tokios akutės ir būtent tas kaspinas, kas yra rožinio kaspino simbolis, tokia akute. 100% pelno gauto už šitos gaminius eina tiesiai į fondą ir Avon savo nepasilieka už juos nieko ir konsultantams irgi nemoka nieko. Na ir šį kartą pristatyta naujovė, tai yra tokia labai miela apyrankė su medžiaginė tokia virvelė pinta. Štai taip atrodo. Tuo aš ją išimsiu. Na ir reguliuojasi tos apyrankės ilgis. Štai taip, jinai yra užtraukiama. Galima ir labai čia plačią padaryti ir užtraukti iki visiškai siaurutės. Tinkama netgi ir vaikams, pavyzdžiui. Na, ne visai mažiems tokiems, kurie jau nededa į burną, kad to pakabuko neprarytų, bet tokia ryškiai rožinė su auksiniais motyvais, detalėm. Tas pakabukas toksai kaip medalionas ir ant jo yra rožinio kaspino vėlgi ta motyvas su tokiu blizgiu stikliuku viduje. Tai labai ta apyrankė man mielai ir gražiai atrodo ir kainuoja tik 5 eurus. Ir kaip pagalvoju, visi tie 5 eurai nukeliauja į fondą skirtą paremti moteriams sergančioms krūties vėžiu. O žinome, kad krūties vėžys yra dažniausias moterų žudikas, kad ir kaip tai baisiai skambėtų. Tai va. Toliau. Keliaujam toliau ir čia turime dar vieną tokią smulkę naujovę. Tai yra kosmetinė, bet labai tokia faina kosmetinė Aila. Jinai yra tokia labai įdomus medžiagas. Tai yra tokia, matot, kaip plasmasė, bet tokia kaip būna, net nežinau kaip išsireikšti, kad peršviečiama. Padaryta jinai iš, matau, poliuretanas, nailonas tai čia bus užtrauktas greičiausiai. Ir jinai yra tokia, kaip kvadratinė, to aš bandau ją visą išpakuoti, nes jinai dar nebuvo išlankstyta mano. Kvadratinė, plačiu dugnu,
ant jos yra toksai įdomus raštas su mėnuliukais ir saulytėm. Raštas specialiai sukurtas Avon, na ir į tą pačią medžiagą dar yra tokie blizgučiai įlieti, jeigu matot, auksiniai. Na, tikrai įdomiai atrodo ir yra pakankamai talpi. Dydis jos yra 17 ant 10 ir ant 10,5 cm. Na ir kaina 14,99. Manau, kad tikrai tokia pakankamai praktiškai ir universali. Galima susidėti tiek ant veido priežiūros, tiek kažkokios dekoratyvinės kosmetikos, net į dušą. Ta prasme, ją galima įmesti ir jinai, na, tokia, matot, neperšlampama. Tai labai tiesiog kasdienybėje praktiškas gaminys. Toliau neturiu parodyti kitos naujienos, kurią labai norėjau parodyti. Tai yra tokie garintuvas su pusbrangiais akmenimis ir kvapusis aliejus. Žodžiu, tokioj kaip žvakytei, nežinau, kaip stiklinaitei, turėtume turėti pusbrangius kristalus, ametistas, rožinis kvarcas. Ametistas ir rožinis kvarcas. Na ir kvapus aliejaus buteliukas, kvapus aliejus karčiavaisio citrinmedžio, jazmino, kedro ir gintaro kvapo. Na ir mes turėtume ant tų akmenų užlašinti ir tada tą jausti kvapą, bet dėja jo nėra ir užsakyti aš jo negalėjau. Nežinau, ar bus kada, ar Avon tiesiog nebepaleis. Toliau turime keletą vyriškų naujovių, aš truputėlį pradedu skubėti, nes laikas greitai bėga, video darosi labai ilgas, o dar naujovių kelios liko. Na ir turime vyriškas šlepetes. Taip, poliesterio šlepetės, čia aš turiu L dydį, patį didžiausią, tai yra 30,8 cm. Jos atrodo šitaip. Tokios minkštos čia. Mano nuomonė, jos yra ganėtinai tokios basic, tai yra čia įprastos tokios, nieko neišsiskiriančios, nelabai įdomios. Kaina jų yra 21,99, tai pakankamai didelė ir nemanau, kad jos yra vertos tokios didelės kainos, tiesą pasakius, čia mano asmeninė nuomonė, nes jos tikrai nieko neypatingos. Bet kitas dalykas, kuris man patiko ir kuris yra ypatingas, kurį noriu parodyti, tai yra vyriška pižama. Vyriška pižama pagaminta iš 95% medvilnės palaidinė ir 5% viskozės, o kelnes iš 100% medvilnės. Ir čia aš vėlgi turiu parodyti L dydį. Jinus gana didelis, tiesą pasakius. Ir mes turime tokią pilką palaidinę. Wow, tikrai didelis. Nežinau, nupirkau vyrui kaip po L, bet manau reikėjo imti M. Na ir tai yra štai tokia palaidinė, jinai turi savyje tamprumo dėl to elastano. Ir kelnes viršui su guma tampre, plačios, tikrai plačios, apačioj irgi tiesaus tokio kirpimo ir turi kišenes. Ir labai minkštas 100% medvilnė, bet ta medvilnė tokia minkšta, nes kartais būna medvilnė tokia kietesnė truputėlį, o ši minkštutė labai jauki. Na ir šios pižamos kaina yra 34,99 ir aš manau, kad jinai yra tikrai verta savo kainos. Superinė pižama. Na ir pirmasis papuošalų rinkinys, kurį aš noriu jums parodyti, tai yra kolekcija Libra, kurią sudaro kaklo papuošalas, apyrankė, auskarai ir žiedas. Ir to jau jums viską ir parodysiu. Pradėsime nuo žiedo tikriausiai. Tai žiedas, aš turiu 6 dydžio žiedą, jis yra pagamintas iš cinko, plieno ir stiklo. Ir atrodo jis štai šitaip. Ir jis man yra mažas. Aš truputėlį priaugusi svorio paskutiniu metu, tai net ir žiedai jau nebe taip gerai tinka. Ir matot, kaip jisai atrodo, jis yra toks aukso spalvos, tas pats žiedelis ir tokia kaip saulytė su spalvotais stiklo kristalais. Atrodo ganėtinai jaunatviškai. Pati kolekcija visa yra... Tai, ta prasme, visur yra tie patys motyvai, bet aš dabar žiūriu, kad pavyzdžiui
kataloge jie atrodo lyg būtų sidabriniai. Na, nežinau, kiek matos per kamerą, bet atrodo lyg būtų sidabro spalva. O dabar aš čia paimu ir matau, kad tai yra aukso spalva. Tai biškai toksai, na, suklysta, būtent parodant, bet papuošalai tokie labai linksmi, tokie, netgi sakyčiau, pavasariški gal, linksmi, jaunatviški, tokie labai, tokia, nepasakyčiau, kad labai elegantiška, greičiau tokia jaunatviška, sportiška, neįpareigojančio įvaizdžio. Toliau turime auskarus. Beje, nepasakiau, žiedo kaina yra 11,99. Toliau auskarai Libra. Vėlgi, ta pati saulytė ir aukso spalvos jie yra. Ta pati tokia kaip saulytė. Na, fokusuok. Ai. Štai. Ir matot, koks yra užsegimas. Užsegimas yra štai taip atrodo. Ir pakankamai gerai užsifiksuoja toks su, na kaip, tokiu užsispraktelėjimu, žinot. Ir atrodo, štai, nu, tikrai gražus auskariukai, jaunatviški, labai gražiai atrodo. Jų kaina yra 15,99. Tęsiam toliau. Ir mums liko apyrankė ir kaklo papuošalas. Ir štai čia mes turim kaklo papuošalą. Štai dabar pamatysite, kaip atrodo grandinė. Ilgis jo yra reguliuojamas. Tuoj pasižiūrėsim. 9 cm galima reguliuoti, o pačios grandinėlės ilgis 42 cm. Dabar jinai yra ant tokios plačios pakankamai. Ta grandinė yra tokia plati, matot, plataus, tokio stambaus pynimo grandinė. Na ir tada turime tas per vidurį saulytę, tada matot du tokie žalio stiklo karoliukai ir tokios pusės saulytės šonuose. Na tai atrodo tikrai fainai, gražiai atrodytų ir ant šitos mano palaidinės. Būtų toksai jaunatviškas visai darinys. Tai pats kaklo papuošalas jis yra trumpas toksai. Na ir manau, kad ganėtinai kasdieniški tie papuošalai yra tokie tinkami nešioti kasdienai. Kaklo papuošalo kaina yra 19,99. Na ir galiausiai mums liko apyrankė. Na ir apyrankė yra tokio pat pynimo kaip ir kaklo papuošalas. Matom, stambi. Užsisega jinai, na, tokiu užsegimu žiedelis toksai yra ir į jį įsikiša toksai cilindriukas pagaliukas, ar ne, vat, ir užsitvirtina štai šitaip, va. Ir tas užsegimas yra būtent prie mūsų pakabuko, prie tos saulytės šalia. Tai, va taip atrodo, apyrankės dabar dydis yra 19 + 21 cm, tai pakankamai plati. Pabandysiu aš užsidėti, kad jūs matytumėte realiai, kaip atrodo ant rankos, kokio pločio, žinot, yra. Segu ant trumpesnio, nes yra du tie burbuliukai, ne, ir segu ant trumpesnio, kad būtų 19, na ir jinai yra tokia, vis tiek gaunas tokia laisva. Matot? Bet nėra per didelė, ta prasme, nuo rankos nenukristų. Man tik tai galbūt norėtųsi, kad užsegimas būtų kitoje pusėje negu pati ta saulytė. Bet atrodo gražiai. Jos kaina yra 13,99, neatsimenu, ar sakiau, ir pagaminta iš cinko, plieno, stiklo ir žalvario, na, visa ta kolekcija. Toliau. Keliaujam toliau. Ir turime, taip, štai čia buvo reklamuojamas toks auskarų rinkinys iš 5 porų auskarų, labai gražių 5 porų auskarų, ir jo užsakyti nebuvo įmanoma. Aš užsakinėjau pirmąją dieną, dariau užsakymą, kaip visada, ir jau nebebuvo. Arba visai nebebuvo, nežinau. Ir toliau kitam puslapyje turime papuošalus Atlas ir turime kaklo papuošalą.
už 15,99 ir apyrankę su auskarais rinkinuką už 15,99. Dabar kaklo papuošalą aš turėjau ir vis dar turiu, bet nežinau kur, greičiausiai kur nors po stalu, po lovą, po spintą, nes su juo žaidė mano vaikai ir jį kažkur pametė, nukišo. Tai dėja parodyti dabar turiu tik tai auskarus ir apyrankę, bet dizainas bus tas pats, tai kaip ir bus viskas aišku. Na ir apyrankė atrodo šitaip. Vėlgi stambaus, aš prieisiu arčiau, kad jūs geriau matyti. Yra toksai per vidurį, cilindriukas su perlais, labai gražiai atrodo. Toliau yra du tokie stambus žiedeliai, ar ne, pailgi, ir toliau jau eina smulkus pynimas, smulkus, bet, čia su ko lygins, šiaip tai pakankamai stambi ta grandinėlė. Na ir turime šiek tiek tokią reguliuojamą dalį, kurią galima reguliuoti ir tą apyrankę sutrumpinti. Ir jinai tikrai gaunasi pakankamai siaura. Tai visiškai prie rankos prigludusi turėtų likti. Pasižiūrėsiu, koks ilgis rašomas. Taip, apyrankė nuo 18,4 cm plus 2,5 dar galima pridėti. Na ir auskariukai, ypatingai gražūs auskariukai. Štai taip jie atrodo iš šono ir štai taip atrodytų iš priekio. Tokie, kaip žiedeliai, pusžiedžiai, su tais perliukais. Man tik tai vienas, kas truputėlį baisu, bet čia jau tik tai panešiojus sužinosi, ar tie perliukai nenubirės. Ir nubirėjus bus įmanoma juos surasti ir vėl įklijuoti, nes šiaip auskariukai tikrai labai gražus. Na tai žodžiu, kaip minėjau, auskariukai plus apyrankė yra vienas rinkinys ir kainuoja 15,99, o kaklo papuošalas, kuris atrodytų štai šitaip, mato dizainas tas pats, jis būtų trumpas, 42 cm ilgio plus 9 cm, kainuotų lygiai taip pat 15,99. Toliau greitai peržiūrim kitą bižuterijos naujovę, tai yra tokia auskariukų rinkinė. Štai jį aš turiu čia. Jis yra pagamintas iš plieno, nerūdijančio plieno, plastiko, cinko, žalvario, stiklo ir aliuminio. Kainuoja 16,99 ir čia mes turime 20 porų auskariukų. Na ir apžiūrim greitai tas auskariukų poras. Pirmas tai yra toksai kaip plokščias auskariukas su tekstūruotu paviršium. Antras paprasta akutė, tokios ne bordo, violetinės gal spalvos. Toliau turime užrašą love, tai yra vienoje ausyje įsiveriame LO, o kitoj VE, ir reikia tik nutaikyti, kad žmogus, kuris prieš mus esantis, galėtų perskaityti, ta prasme, į tą ausį įsiverti. Toliau turime tokias kaip žvaigždeles, laumžirgius, apačioje gėlytė su stikliuku viduje, toliau stambesni perliukai rožiniai, smulkesni žali, vėlgi paprasti stikliukai, smulkus perliukai balti, toliau širdelės tokios metalinės, stambesni žydri perliukai, žaibai, tokie, nelabai man. Toliau vėlgi į tokios biškai jau puošnesnės žvaigždelės su stikliukais. Tada turime stambiausius tokius perliukus, turime paprastus auksos spalvos tokius cilindriukus, žiedelius, tada turime sidabrinius tokius iš burbuliukų tokius nežinau kaip paaiškinti, bet matot, iš burbuliukų tokius žiedelius, toliau žiedas į ausį su mažu tokiu blizgučiu, tada tokie kabantis kaip cilindriukai, nežinau, paprasti tokie visiškai, tokie modernistiniai gan. Na ir tada tokie kabantis auskarai, tokios tiesiog grandinės, kaip čia išsireikšti, tiesiog tokia kabanti. Dvi kabančios tokios auksos spalvos grandinėlės. Tokie gan modernus, sakyčiau, šitie paskutiniai auskarai. Na ir 20 porų, 16,99, tai reiškia viena pora šiandien netgi mažiau nei už eurą. Nemeluosiu, tai nėra auskarai, kurie jums laikys labai ilgai. Panešiojus savaitę, 2, 1 porą, jos dažniausiai gal 2 savaitės.
kadangi aš su juom einu su tais auskariukais, man negaila, aš einu ir maudytis, ir neišsiminėjau, tikrai, na, jie pajuoduoja dažniausiai ir jau tenka juos išmesti. Na, bet jeigu, tarkime, kad vieną porą nešiojam 2 savaitės, čia jau minimum, turim 20 porų, tai praktiškai visiems metam ir gana, beveik. Toliau pereinam prie keletos mados gaminių ir čia turime tokį šalį, kur aš jį esu padėjusi. Tuoj, pamiršau atsinešti arčiau. Štai. Tokį šalį, minkštutį, štai tokio spalvų ir rašto ir palaukit, tuoj paskaitysime jų išmatavimus jo, tai yra 180 ant 60 cm ir tai yra poliesteris, na ir galima jį nešioti arba kaip šaliką, arba kaip pončą. Tuoj parodysiu. Galim tiesiog imti štai kaip šaliką vynioti ir vat, taip gražiai atrodyti, jis yra šiltas tikrai. Nors ir sintetika, bet šiuolaikinė sintetika, šiuolaikinis poliesteris labai puikiai šildo. Na, o dabar aš turiu surasti tą sagutę. Kažkur čia jinai yra. Va, štai. Na ir galime apsigaubti. Apsigaubti. Na ir susisegti jį priekyje. Vienoje pusėje yra sagutė. Kitoj pusėje yra štai iškirpimas. Skylutė tokia. Štai. Na ir tada čia išsilyginam gražiai. Na ir turim tokį kaip pončą. Žinau, kad nelabai mane iki galo matot, pasistengsiu palipėti. Na va, toks ilgas, iki vidurio šlaunies maždaug pončas. Gražių tokių klasikinių spalvų. Nu, vat kas man patinka, kad sagutė biškai sunkiai lenda ir iš karto jau ir tamposi taip negražiai. O tas skylė. Na, bet šiaip pat šalikas tai labai fainas. Ir jo kaina yra 29,99. Toliau. Greitai pasižiūrim sekantis. Taip, 2 naujos pižamos. Labai norėjau šitos pižamos. Jis yra atlasinė, žalia, su tokiais mėnuliukų ir saulyčių motyvais, kaip ta mano rodyta kosmetinė. Ir jos dėja vėlgi nebuvo galima užsakyti, mane labai erzina. Tikrai nuoširdžiai labai erzina, kai Avon išleidžia naujoves ir neduoda jų užsakyti nuo pat mėnesio pradžios. Na, o kita pižama, kurią aš turiu, tai yra 100% medvilnė šventinė pižama, tokia naujametinė su fejerverkais. Ir mes turime rožinę palaidinę. Ir vėlgi neatitikimas katalogo ir gyvo tikro daikto. Katalogė ta palaidinė atrodo raudona. Matot? O realiai gaunam rožinę. Ir turim ant krūtinės tokią aplikaciją nedidelę su fejerverkais, ilgos rankovės, apvali kaklo iškirptė, minkštutė medvilnė. Na ir kelnės. Kelnės yra visos su tokiom margintos fejerverkų aplikacija. Matot, šiaip raštas labai gražus, bet būtent dėl tų aplikacijų kelnės jau yra nebe tokios minkštos, jos yra truputėlį tokios kietesnės. Viršuje yra guma, kuri nedaug tempiasi, kaip matot, tempimo nelabai daug turi savyje. Ir apačioje taip pat kelnių yra suraukta guma, kuri irgi praktiškai visai nesitempia. Tai, na, žodžiu, reikia su dydžiais būti atsargiems. Čia pas mane yra S dydis. Nebežinau, ar aš ją įlysiu. Tikiuosi, kad lysiu, nes šiaip, nu matot, čia yra ganėtinai platu. Bet grinai per tas gumeles. Klausimas, kad neverštų, nes žinote, miego drabužiams būtinas laisvumas ir patogumas. Pižamos kaina 37,99. Ir paskutinė naujovė šio žurnalo. Labai faina, mane nudžiuginis. Tai yra tokia laisvalaikio suknelė šiltutė. Meškiuko tipo tokia suknelė. Jinai yra 100% poliesterio.
Ir aš turiu dydį S. Vėlgi spalva katalogo ir spalva gyvai. Šitas aspektas man nepatinka. Todėl, kad kūrėjai katalogo, kai jie redaguoja nuotraukas, uždeda filtrus kažkokius ir pasikeičia spalva. Na, pačiam aprašyme, bet aš skaitau dėl aprašymo. Šilta veliūrinė violetinės spalvos suknelė su gobtuvu ir kengiūros kišene priekyje tiks ne tik poilsiui namie. Tai jo, rašo, kad violetinė spalva, nors pačiam žurnale jinai atrodo tokia tamsi kaip bordo gal labiau. O jau gyvai mes turim tokią tikrą violetinę. Tikrą violetinę spalvą. Matot, kokia yra medžiaga, tai yra tokia meškučio medžiaga vadinama. Rankovės truputėlį sutrauktas. Ir tai yra tokia plati suknelė. Turi tą kengūros tipo kišenę. Jinai yra ganėtinai trumpa, tai yra baigėsi virš kelių. Ir turim kapišoną su tokiu apvadu, blizgučių apvadu ir su blizgančių tokiu šniureliu, kur užtraukti dar galima. Suknelė labai maloni, labai šalta, labai tokia naminė, miela, bet ne tik namams. Šiaip kaip ir labai faina. Ar dar tai nei savo kainą 44,99, nežinau, čia spręsti jums, priklausomai. Manau, kad kaina apskritai drabužio ar kažkokio kito daikto kainos vertėta. Kiekvienam yra individuali ir priklauso nuo to, kiek mes tą drabužį ar daiktą naudojam. Jeigu jūs nusipirksit tokį daiktą ir užsidėsit 2 kartus per metus, tai tikrai neverta, bet jeigu jūs nešiosit ją kasdien kaip naminę suknelę, išskalbsit ir vėl toliau nešiosit ir taip visą žiemą, tai tikrai verta, tada tie 45 eurai nėra tiek ir daug. Tai vat toks šiltas, mielas, kaip aš net dabar norėčiau įsisupti, žiūrėdama pro langą į apsnigtus kiemus. Vienas tik tai jos toks pastebėjimas, kad jinai biški šaudo, žinot, kadangi tai yra sintetika, tai gali biški plaukai elektrintis, bet labai šilta. Tai va, tai buvo visos naujovės iš gruodžio mėnesio katalogo, paskutinio šių metų katalogo. Noriu palinkėti jums labai jaukių, šiltų, gražių švenčių su savo artimaisiais. Taip pat laimingų naujų metų, gražaus naujųjų metų sutikimo, užsibrėžtų naujųjų metų svajonių ir tikslų išsipildymo kitais metais. Na ir pasimatysime jau sausio mėnesį su nauju katalogu ir naujom idėjom, naujais darbais, naujom viltim. Tai iki pasimatymo ir gražiai atšvęskit visą.